Dviejų žmonių nužudymų įtariamo Drąsiaus Kedžio krikštamotė teta Audronė Skučienė į Kauno centro policijos nuovadą atvyko su advokate. Pareigūnus domino, ar Skučienė yra protesto akcijų organizatorė. Mitinge buvę pareigūnai parašė pareiškimą, kad reiškia negerai elgėmės, kad klijavom lipdukus ir taip toliau, kad aš rinkau parašus kaip ir kam, kad kalbėjau televizijai, bet nieko geranoriškai, nieko negaliu pasakyti policijos pareigūnų. Bet ko dar jūsų teiravosi? Kas dalyvavo, ar pažįstu ten tuos ir anuos žmonės. Mes kol kas neįvardinam jos nei kaip organizatoriai, nei kaip ką, o jinai šiuo metu apklausta tik tai liudytoja. Todėl, kad ji rinko parašus. Skučienė neigia organizavusi protestus, o apklausą vadina perspėjimu ir spaudimu tokių mitingų neberengti. Aš tai jaučiu kaip spaudimą. Čia jaučiu, kad prokuratūros spaudimą, ne policijai. Policijai tikrai mes nieko, nesgi Laisvės alėją jau ko gero reikėtų pervadinti, jeigu negalima praeiti Laisvės alėją, jau daugiau kaip 9 žmonės, kur nors staptelt, taigi jau gal Betingio alėja, ar kaip čia? Tikrai jokio spaudimo nėra, tik tai visi susirinkimai, piketai turi vykti civilizuotai, turi gauti leidimą, turi nurodyti tikslą, o ne taip spontaniškai. Į nesankcionuotus protesto mitingus žmonės rinkosi pasipiktinę prokurorų sprendimu verslininkui Andriui Ūsui panaikinti įtarimus seksualiai prievartavus Kedžio dukrą. Policija pradėjo 3 administracinius tyrimus dėl susirinkimų tvarkos, švaros taisyklių pažeidimų ir tėvų valdžios nepanaudojimo, kai vaikai giedojo išniekintą himną. Kedžio krikštamotė teigia, kad Vilniuje su politikų pagalba rengs didelį sankcionuotą protesto mitingą. Agnė Vederytė, Paulius Garkauskas, Rafaelis Achmedovas, LNK žinios.